Sraigtasparnius, kuriuos mato čia išsidėsčiusius Pajuošio oro uoste, yra sudėtinė dalis didžiulių pratybų vykstančių visam Pabaltijo regione, Latvijai, Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje, kuriom vadovauja multinacionalinis Šiaurės rytų korpusas. Šios pratybos yra bendras tikslas NATO sąjungininkų treniruotis regioninius gynybos planus ir treniruotis atgrasyti galimą priešą. Tai šie sraigtasparniai yra įtraukti į Lietuvoje vykstančias pratybas Geležinis vilkas 25, staigus atsakas ir tvirtas skydas ir remia Lietuvos karius ant žemės vykdant paskirtos užduotis. Taip pat remia Lietuvos kariuomenę iš oro vykdant pratybų tikslus.